Šalom, mėly žiūrovai. Pamynusi visas tarptautinės teisės normas, Rusija aneksavo Krymą. Dėl to kilo grėsmė taikai ir Europos stabilumui, o Vladimiras Putinas vis dar nesiliauja lošęs taip vadinamą žydų kortą. Taip, kovo 18, kalbėdamas skubiame Rusijos federacijos federalinio susirinkimo posėdyje, jis pasakė: Tie, kas stovėjo už pastarųjų Ukrainos įvykių, siekė kitų tikslų. Jie rengė eilinį valdžios perversmą, planavo valdžios užgrobimą, nesibodėjo jokiomis priemonėmis. Buvo panaudotas ir teroras, ir žudynės, ir pogromai. Svarbiausiais perversmo vykdytojais tapo nacionalistai, neonaciai, rusofobai ir antisemitai. Būtent jie daugiausiai ir šiandien dar lemia Ukrainos gyvenimą. Pasaulio bendruomenė, išskyrus kelias šalis Rusijos satelitus – Armeniją, Kazachstaną, Baltarusiją – atsisako pripažinti Krymo aneksiją ir prieš tai įvykusio referendumo teisėtumą. Tačiau nepaisant to, Rusijos informacijos agentūra kovo 17 dieną paskelbė tokį pranešimą. Tarptautiniai stebėtojai pareiškė, kad referendumas Kryme vyko be pažeidimų. Jis atitinka visas tarptautinės normas. Normatyviniai aktai nustatantys referendumo vykdymo tvarką visiškai atitinka tarptautinius standartus, įskaitant laisvą pasirinkimo dalyvavimo referendume teisę, referendumo dalyvių teisių lygybę, balsavimo slaptumą, atvirą ir viešą referendumo vykdymo tvarką. Pirmadienį spaudos konferencijoje pareiškė tarptautinių stebėtojų misijos vadovas Mateušas Piskorskis. Jis pridūrė, kad įvykęs referendumas nepažeidė nei vieno Ukrainos įstatymo, o taip pat nediskriminavo nei vienos Krymo tautos. Stebėtojas iš Lenkijos pridūrė, kad referendumas vyko kokybiškai, nepaisant to, kad pasirengimui buvo skirtas labai trumpas laikas. Balsavimas vyko laisvai, referendumo dalyviai nebuvo verčiami dalyvauti arba nedalyvauti jame, pasakė Piskorskis. Pasak jo, Kryme buvo laikomasi agitacijos prieš rinkimus tvarkos, o blankai su atsakymų variantais buvo atspausdinti ir paskelbti iš anksto. Balsavimas viso Krymo sekmadienio referendume apie pusiasalio statusą atitiko visas tarptautinės normas, sakoma plebiscitą stebėjusi užsienio stebėtojų grupės išvadose. Balsavimas referendume visiškai atitiko tarptautinius slapto balsavimo principų standartus. Pirmadienį žurnalistams pareiškė stebėtojų grupės vadovas, Europos parlamento deputatas Bela Kovačas. Išvadose pabrėžiama, kad balsavimo procese visiškai nebuvo laisvos valios reiškimo diskriminacinio pobūdžio apribojimų. Tarptautiniai stebėtojai spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad jokių rimtų referendumo vykdymo pažeidimų nebuvo pastebėta. Balsavimo biuleteniuose klausimai buvo atspausdinti 3 – rusų, ukrainiečių ir Krymo totorių kalbomis. Be to, pasak ekspertų išvadų, buvo užtikrintas vertimo formuluočių autentiškumas. Baigdamas Kovačas pasveikino Krymo gyventojus su tuo, kad jie turėjo teisę laisvai pasirinkti kelią, kuriant savo puikią ateitį. Kasgi tie taip vadinami tarptautiniai stebėtojai? Mateušo Piskorskio biografijoje skaitome. Politikoje ir viešame gyvenime Piskorskis žinomas senokai. Iš pradžių reiškėsi skinų fašistinėme laikraštyje Narodovai socializm, kur be kita ko buvo giriamas Hitleris ir fašizmas. Laikraštį leido pogrindinė leidykla Folk. Baigęs studijas, Piskorskis liko dirbti asistentu politologijos institute. Turėjo pasiaiškinti instituto direktoriui dėl kaltinimų fašistinę propagandą paskaitų studentams metu. 10-ame dešimtmetyje Piskorskis leido nacionalistinį laikraštuką Odala, propagavusi kovą su svetimomis mūsų rasiai doktrinomis, tokiomis kaip krikščionybė, liberalizmas ir marksizmas. Arba liaudės socializmo ir pirmapradės pagonybės ezoterinių paslapčių studijos. Taip pat buvo susijęs su neopagonių susivienijimu Niklot, kurio nariai garbina senovės dievybės ir rengia pagoniškus ritualus. Oficiali Niklot programa skelbia, kad jų tikslas yra apginti liaudį nuo niokojančių sąjungos ir NATO bei kitų globalistinių galinčių mus dar užklupti ligų.
Dar 2007 metais Lenkų savaitraštis Vprost savo skaitytojams rašė: Tai mūsų politikas ir įtakų Lenkijoje agentas. Tokį žurnalisto Filipo Leontjevo pasisakymą savo tinklapyje patalpino Rusijos televizija O2 TV. Taip Leontjevas apibūdina Savigynos partijos Seimo narį Mateušą Piskorskį. Kaip sužinojo Vprost, Savigynos spaudos atstovu domisi Lenkijos specialiosios tarnybos dėl ryšių su Rusijos ir Ukrainos fašistuojančiomis organizacijomis, kurias kontroliuoja Rusijos specialiosios tarnybos. 2006 rinkimų į parlamentą metu Piskorskis Ukrainoje pasirodė su rusais iš fašistinės CISEMO organizacijos. Jis taip pat minimas kitos panašios grupuotės Tarptautinio Eurazijos judėjimo tinklalapyje, kur aprašomas kaip oficialus šios organizacijos Lenkijoje atstovas. Lenkijos tarnybų žiniomis Piskorskio kontaktai su CISEMO peržengia mokslinių darbų kabutėse ribas. Tai pastovų susitikimai, o taip pat karšti telefoniniai pokalbiai. Šią organizaciją vairuoja Rusijos spec tarnybos, turinčios ten savo agentų. Abejonių kelia ir Seimo nario kontaktai su agentūrinių ryšių turinčiais žmonėmis iš Baltarusijos, Ukrainos, Padniestrės ir Artimųjų rytų, sako mūsų informatorius. Nemažiau spalvingas personažas yra ir kitas taip vadinamas tarptautinis stebėtojas, ultranacionalistinės Jobbik partijos narys, Europos parlamento deputatas vengras Bela Kovačas. Jo biografijoje rašoma: 1986 metais baigė Maskvos valstybinį tarptautinių santykių institutą. Po grįžimo į Vengriją buvo pašauktas į karinę tarnybą. Tuomet Vengrijoje kaip tik prasidėjo demokratinės permainos, todėl Kovačas pareiškė, kad nesijaučia Vengrijoje gerai ir dar kartą grįžo į Sovietų sąjungą. Po Kovačio įstojimo į partiją Jobbik pradėjo labiau ryškėti jo prorusiška orientacija. Apie Jobbik partiją 2012 m. lapkričio 27 d. BBC informacinė tarnyba pranešė: Vienas iš Vengrijos ultradešinės nacionalistinės partijos Jobbik lyderių Martonas Diondiošis paskelbė skandalingą iniciatyvą sudaryti sąrašą žydų keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui. Žydų organizacijoms ši mintis priminė nacių okupacijos laikus. Rusų kalba rašantis žydų tinklalapis Jewish.ru taip aprašė šią situaciją. Pirmadienį kalbėdamas Vengrijos parlamente, Diondiošis komentavo neseniai Gazos ruože pasibaigusią antiteroristinę debesų stulpo operaciją ir padarė iš šių įvykių nevienareikšmes išvadas. Aš manau, kad dėl įvykių artimuosiuose rytuose tikslinga sudaryti Vengrijoje gyvenančių žydų kilmės asmenų sąrašą. Ypač tų, kurie yra parlamento deputatai ir ministrų kabineto nariai, nes jie kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Diondiošis dar pridūrė, kad Vengrijos užsienio reikalų ministras Martonyi paskubėjo, vos prasidėjus konfliktui, prisiekti ištikimybę Izraeliui. Asmeniškai Diondiošis ir Jobbik partija, kurios lyderio pavaduotoju jis yra, nekartą griežtai ir nepagrįstai kritikavo Izraelio politiką. Iš partijos lyderių lūpų labai dažnai galima išgirsti ir atvirą antisemitinę ir antičigonišką retoriką. Tik prasidėjus debesų stulpo operacijai, Diondiošis, savo partijoje atsakingas už tarptautinę politiką,
kaltino Izraelį Palestinos liaudies genocidu. Diondišio demaršas sekė po užsienio reikalų ministro pavaduotojo Žolto Nemeto pareiškimo, kad Vengrija pasisako už taikų Palestinos Izraelio konflikto sprendimą, vadovaujantis vengrų kilmės izraeliečių, Vengrijos žydų ir Vengrijoje gyvenančių palestiniečių interesais. Vengrijos žydų bendruomenių asociacijos vykdantysis direktorius Gustavas Zoltais taip komentavo Diondišio pareiškimą. Mums, žmonėms pergyvenusiems holokaustą, panašus neatsakingi pareiškimai iš politikų lūpų sukelia prisiminimus apie tuos klaikius laikus. Tai gėda, bet ne tik mūsų šaliai, bet ir visam pasauliui. Kaip žinia, apie 600 000 Vengrijos žydų tapo holokausto aukomis. Kiekvienas trečias žydas, nužudytas Osvencime, buvo gimęs šioje šalyje. Vengrijos vyriausybė pasmerkė Diondišio retoriką, oficialiame ministro pirmininko kanceliarijos pareiškime sakoma. Vyriausybė labai negatyviai žiūri į ekstremistinius, rasistinius ir antisemitinius pareiškimus. Mes darom viską, kad panašus balsai nepasigirstų mūsų šalyje. Nacionalinio susirinkimo pirmininkas Laslas Koveris padarė pareiškimą reikalaudamas sugriežtinti elgesio parlamente taisykles. Koveris pasiūlė įvesti nuobaudas už panašius ekstremistinius pasisakymus. Žydų tinklalapis Jewish.ru. Diondišis antradienį pamėgino sušvelninti pirmadienį pasakytus žodžius, pareiškęs, kad kalbėjo ne apie visus Vengrijos žydus, o apie Vengrijoje gyvenančius asmenis, turinčius ir Izraelio pilietybę. Aš atsiprašau mano tautiečių žydų už vakarykštį pasisakymą, kuris galėjo būti neteisingai suprastas, pabrėžė jis. Vėliau spaudos konferencijoje jis pareiškė, kad nesirengia atsistatydinti ir laiko klausimą baigtu. Reikia pastebėti, kad Jobbik partija propagandai dar vis nesibodi naudoti šmeižto apie kraujo auką. Vyriausiasis Vengrijos rabinas Šlomas Kovesas. Savo agitacijoje Jobbik partija nuo viduramžių prietarų perėjo prie atviros antisemitinės retorikos. Jewish.ru tinklalapis. Dešiniųjų radikalų partija Jobbik sukurta 2003 metais. Pastoviai savo agitacijai naudoja antisemitinius ir antičigoniškus šūkius. Gausios elektorato dalies nusivylimo tradicinėmis politinėmis jėgomis, nesugebančiomis išvesti šalies iš ekonominės recesijos fone, Jobbik 2010 metų parlamento rinkimuose pasiekė nemažos sėkmės, užėmusi 3. vietą. Kaip matom, savo agresyvios politikos pateisinimui Rusija nesivaržo bendradarbiauti su atvirai neonacijų ir antisemitų jėgomis. Dar daugiau, dar pernai didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų žydų laikraštis The Jewish Press apkaltino antisemitizmu patį Vladimirą Putiną. Temą tęsime kitose mūsų laidose.